pacientų, tai yra labai reti nepageidaujami poveikiai ir iš tiesų tai nereiškia, kad jos yra labai nesaugios vakcinos ar kitaip. Tai visiškai kitaip yra su homeopatiniais vaistais, su kuriais klinikiniai tyrimai neatliekami ir tiesiog yra teigiama, kad jis veikia vieną ar kitą simptomą, bet įrodymų jokių nėra. Bet kadangi nesiekiama efektyvumo įrodymų, tai negaunama ir nesaugumo įrodymų. Todėl bet kurio homeopatinio vaisto aprašą jo dažniausiai arba nebus, arba tiesiog jį nėra į ką parašyti, nes tų klinikinių tyrimų iki tol nebuvo atlikta. Ir čia yra esminis skirtumas. Ir kartu galbūt dar norėčiau sakyti į kitą klausimą. Kiek žinau, nuo gripo yra kelios vakcinos rūšis ir skirtingi gamintojai, tai kaip žinoti, kokią vakciną rinktis. Čia iš tikrųjų labai geras klausimas ir jis buvo atsakytas jau šiandien Pasaulio sveikatos organizacijos atstovų, kad vakcinos sudėtis, antigeninė sudėtis iš principo yra vienoda visų vakcinų gamintojų. Kokį vakcinos gamintoją be paimtumėt, visuomet jūs rasite tuos pačius viruso štamus, kurie yra rekomenduojami Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertų. Ir dar gal vieną klausimą norėčiau atsakyti, kuris galbūt susijęs su mano tiesioginiu darbu. Tai ar galima skiepytis nuo gripo, jei dar maitinu kūdikį? Tai Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvoje taip pat mes labai rekomenduojam tiek tėvelius, kurie gripo sezono metu parsiveža kūdikį į namus, tiek senelius, dėdės, tetas, kurie lanko ir būna su kūdikiu iki 6 mėnesių, nes kaip žinom, skiepijam kūdikius tik tai nuo 6 mėnesių, tai jeigu kūdikėlis iki 6 mėnesių yra namuose, tai visi, kurie jį lanko ir kurie jį aktyviai prižiūri, turėtų būti skiepijami nuo gripo, taip pat ir maitinančios mamos. Ir čia nebejotinas atsakymas yra saugu skiepytis maitinant kūdikį. Gal dar, nors jau kalbėjom apie tai, bet gal dar kartelį, daktarė, buvo vis keletą klausimų susijusių su sloga. Ar galima skiepytis, jeigu žmogus sloguoja, tame tarpe ne vienas buvo klausimas, jeigu nėščia moteris sloguoja, kaip tokiu atveju? Na, docentė Jančiorienė čia labai gražiai iš tikrųjų atsakė į tą klausimą. Tai iš tiesų gripo vakcina tai nėra, kad arba šiandien, arba niekada. Iš tikrųjų, jeigu sloguojate, jeigu peršalimo yra šiuo metu simptomai, arba kaip docentė sakė, naudojate antibiotikus dėl kažkokios priežasties, tai visuomet tą vakcinaciją galite atidėti savaitį ir 2. Ir noriu dar kartą vėl akcentuoti prieš tai jau buvusi teiginį, kad jeigu mes rekomenduojam skiepytis iki gruodžio, tai nereiškia, kad sausio 1, 2 ar 3 jau nebegalime skiepytis nuo gripo. Skiepytis galite visuomet iš principo iki pat gripo epidemijos pradžios ir netgi pirmomis dienomis, todėl kad imunitetas pakankamas susidaro maždaug per 2 savaitės po vakcinacijos suaugusiam pacientui. Ir iš tiesų netgi tuomet, kai jau girdime, kad, sakysime, Klaipėdoje gripo epidemija jau prasidėjo, o Vilniuje dar ne, tai tikrai nevėlu pasiskiepyti čia Vilniuje ir ko gero ir dar ir Klaipėdoje kai kur, nes jūs nežinote, kada susidursite su to gripo virusu, todėl kad epidemija trunka maždaug apie mėnesį ir netgi pirmąją savaitę, sakysim, pasiskiepijus jau po kažkiek dienų jau tam tikra dalis antikūnių jūsų kraujyje bus ir turėsite apsaugą nuo gripo. Ir ypač įvertinti reikia tai, kad mes plačiai keliaujam. Mes plačiaja prasme, nebūtinai asmeniškai aš, bet apskritai Lietuvos gyventojai, tiek mes keliaujam, tiek pas mus gali atvykti kiti žmonės, kur gripo sezono laikas gali skirtis. Na ir panašu, daktarė, kad homeopatiniai vaistai užkabino žiūrovus ir klausytojus. Klausimas, ką tik atėjo, jeigu neatliekami tyrimai homeopatiniams vaistams, kodėl jie yra parduodami? Sakote, jie yra saugus. Tačiau ar tikrai jie duoda naudą? Tai aš tiesiog sutinku su komentaru, tai daugiau yra ko gero komentaras negu klausimas. Na ir apskritai mes Lietuvoje
Nežinau, ar teisingai elgiamės apskritai homeopatinius vaistus dėdami į vaistinių lentynas. Iš tikrųjų, homeopatiniai vaistai daugelį šalių turėtų būti parduodami kaip maisto papildai ir ko gero didžiuosiuose supermarketuose kažkur tai, bet ne vaistinėse, nes iš tikrųjų šitoje vietoje yra tam tikro didelio tokio, to gero nesusikalbėjimo visuomenės viduje ir medikų bendruomenės viduje. Bet čia aišku mano nuomonė yra ir galbūt yra ir nebejotinai yra ir kitokių nuomonių. Tik tai reiktų visuomet suprasti, kad homeopatiniai vaistai, jau kam teko juos pirkti, jie nėra pigus, jie nėra kompensuojami ir tai yra pinigai iš karto priekybininkams ir iš tiesų neretai didelė dalis to priekybinio biudžeto lieka ir pardavėjams, tai už tai tos ir reklamos. Ir dar kitas dalykas svarbus Lietuvoje, kad homeopatinių vaistų reklama yra neribojama, tuo tarpu medicinos priemonių reklama yra labai griežtai reglamentuojama. Už tai tas kartais svoris reklamos yra neadekvatus truputėlį tai naudai, kurią duoda iš tikrųjų homeopatiniai vaistai. Tai nereiškia, kad aš esu prieš homeopatinius vaistus, bet vis tik tai kiekvienas, manau, rinkoje tas dalyvis turėtų aiškiai tokią mokslų šiek tiek pasvertą daugiau vietą turėti. Ko gero, konkretus pavyzdys, kad vis tik tai, šiandien mes gyvenam tokioj visuomeniai, kur labai daug yra įvairios prieinamos informacijos ir labai svarbu, kad mes vis tik tai sugebėtume atsirinkti tą mokslų pagrįstą informaciją ir tą, kuri mums reikalinga. Ir neseniai atlikti mūsų sociologiniai tyrimai apie tai, ką Lietuvos gyventojai žino apie užkrečiamas ligas. Be kita ko aiškiai parodė, kad kai kuriuose srityse tų žinių labai trūksta, kai kuriuose srityse jos yra pakankamai geros. Bet šios dienos diskusijos plotmėj turbūt svarbu tai, kad vis tik tai didžioji dauguma gyventojų pirmiausia informacijos ieško internete. Netgi senjorai taip pat daug informacijos ieško internete. Tai pirma turbūt būtų svarbi žinia. Na ir antra labai svarbi žinia, kad vis tik tai mūsų gyventojai yra labai patiklus tą informaciją, kurią gavo. Ar tai būtų internetas, ar tai būtų šeimos narys, ar tai būtų kaimynas ar kaimynė. Ir va čia turbūt labai svarbu ir norėtume paraginti dar kartelį visus, kad vis tik tai atsirinkim tuos patikimus informacijos šaltinius. Na ir galbūt pereikim po truputį prie mūsų diskusijos apibendrinimo. Pirmiausiai norėčiau prašyti visų jūsų, kiekvienas galbūt iš savo pusės norėtume dar ką pasakyti. Ar atsakyti kokį tai klausimą. Aš dar gal atsakysiu į keletą klausimų. Vienas jų yra, kokiamis lygomis sergant nepatariama skiepytis nuo gripo. Tai nėra tokių lygų, kurių atveju nebūtų galima skiepytis nuo gripo. Kitas klausimas, gripo sezono metu vaistinėse galima įsigyti daug profilaktinių priemonių nuo gripo. Jei vartoju tokį preparatą, ar verta skiepytis nuo gripo. Tai manau, kad jau visi vienareikšmiškai šios dienos diskusijos dalyviai tą klausimą atsakė, kad nėra kitų profilaktikos priemonių kaip skiepai nuo gripo. Ir čia toksai labai įdomus visuomenės ir žurnalistų taip pat klausimas būna, kai prasideda gripo epidemija. Tuomet klausia, kaip apsisaugoti nuo gripo. Tai vat epidemijos pradžioje atsakymas ir būtų visiems atsakymas klausimo, tai ar pasiskiepijot nuo gripo? Jeigu pasiskiepijot, tai jau profilaktika padarėte tai, ką labiausiai galite padaryti. Ir epidemijos metu reiktų tą irgi pagalvoti, ką kalbėjau prieš tai. Dar, nežinau, anksčiau ir neatsakėte dar to klausimo, kaip išvengti mokyklose gripo, ar ne, ir ką daryti. Tai visų pirma, aišku, reiktų žiūrėti epidemiologinės pusės, galbūt šiandien dar šiek tiek nepalėtėm. Gripo metu, kad jeigu jau susirgote, tai vis tik tai reiktų būti namie ir nesėti infekcijos mokyklose ir darbovietėse. Dar kitas klausimas yra toksai labai geras ir labai šiuolaikiškas. Jeigu dirbu namuose, o ne kolektyve ir turiu mažą tikimybę užsikrėsti gripu, ar verta man skiepytis?
Jūs, jeigu dirbate ir namuose, vis tik tai turbūt einate ir į darželį vaiko pasiimti, ar į mokyklos tėvų susirinkimus, ar važiuojate visuomeniniu transportu, einate į parduotuvę pieno, ar dar kažko, tai visuomet turite tą galimybę. Ir čia šitoje vietoje, aišku, yra du klausimai. Vienas yra rizikos grupių pacientai, kurios imperatyviai Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja skiepytis nuo gripo, bet yra didžiulė populiacija žmonių, kurių Pasaulio sveikatos organizacija vardina taip, kad tai yra kiti asmenys, kurie turi kontaktą su kitais žmonėmis ir turi tikimybę užsikrėsti gripu. Tai čia yra visa likusi visuomenė, kurios šiuo metu paskiepijama apie 8%. Dėkui, daktarė. Tai leiskit gal man trumpai, tuomet ar dar Daiva norite? Aš gal porą sakinių dar. Tikrai labai sveikintina tokia Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva šios dienos, kad norėtųsi tikrai tikėti, kad po tokių pokalbių, rimtų pokalbių mokslo ekspertų, kurie teigia tikrai informaciją mokslo pagrįstą, kad vis daugiau atsiras visuomenėje tiek žurnalistų, tiek medikų, tiek mūsų pačių supratime, kad mes nebeklausime, ar reikia skiepytis nuo gripo, bet klausime, kada aš tą galiu padaryti. Taip, kad tokių klausimų tikrai šių metų sezoną jau mes girdime telefonu ir būtent vakcinos, kurie yra išvežiota į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, jau gauname skambučių, kad jau trūksta tos vakcinos. Reiškia, tas noras, tas intensyvumas, tas supratimas, reikia manyti ir tuo tikrai noriu tikėti, kad ir jisai tikrai eina į pozityvę pusę. Ačiū. Taigi, leiskit trumpai galbūt dar priminti tai, apie ką šiandien diskutavom. Gripas. Kas tai yra? Na, pirmiausiai reikia pasakyti, kad tai ūmi virusinė kvėpavimo takų infekcija, plintanti oro lašeliniu būdu. Gripas ypatingai lengvai perduodamas. Ir nusičiaudėjus arba nusikosijus, gripo virusas su iš kvėpavimo takų išskridusiais lašeliais, kaip matot, gali skristi netgi 167 km per valandą greičiu ir gali nukeliauti per 10 metrų, toliau nusėdant įvairių paviršių. Į kito žmogaus organizmą gripo virusas gali patekti kvėpus, arba retesniais atvejais užterštomis rankomis palietus akių, nosies, burnos gleivinę. Gripu galima užsikrėsti nuo užsikrėtusio ir sergančio žmogaus. Virusas labai mažas, todėl įsiskverbia praktiškai visus organus, aplenkdamas visus organizmo gynybinius barjerus. Gripas tai viena dažniausiai epidemijomis pasireiškiančių ligų pasaulyje. Na ir mūsų pusrutulioje sezonas prasideda nuo spalio mėnesio, baigėsi kur tai gegužės mėnesio viduryje. Kasmet pasaulyje kyla gripo epidemijos, kurių metu suserga nuo 5 iki 10% pasaulio gyventojų. Na ir kaip matot, gripas lengvai užkrečiamas ir gali susirgti nuo 5 iki 10% suaugusių, nuo 20 iki 30% vaikų. Deja, yra didelis sergamumas. Taip pat gali būti taip, kad kiekvieniems 2000 susirgusių gripo asmenų gali tekti viena mirtis. Klinika. Užsikrėtęs gripo virusų žmogus suserga vidutiniškai per 48 valandas. Na ir jau buvo minėta, kad gripo požymiai yra staigi ligos pradžia, aukšta temperatūra virš 38 laipsnių, sausas kosulys, gerklės, galvos ir raumenų skausmas, nuovargis ir silpnumas. Na taip pat gali būti ir retesni gripo požymiai, tokie kaip šleikštulys, vėmimas, pilvo skausmas, viduriavimas. Kaip matot, gripo simptomai gali paliesti daugelį mūsų organų ir sistemų. Svarbiausi simptomai dar kartelį - karščiavimas, skausmai, šaltkritis, nuovargis. Gripo diagnozė paprastai nekelia abejonių, yra bent 6 iš šių 9 diagnostinių faktorių. Staigi pradžia per 12 valandų, kai buvo minėjęs daktaras, kad pacientas dažnai gali pasakyti maždaug net laiką, kada jisai susirgo. Šaltkritis. Karščiavimas trunka nuo 3 iki 5 dienų, sausas kosulys, nuovargis, galvos skausmas, raumenų skausmas, užpakalinės ryklės sienelės paraudimas. Na ir buvęs kontaktas su sergančioju gripu. Daugelis simptomų išnyksta per savaitę.
bet pagyvenusiems žmonėms būdinga ilgesnė ligos trukmė. Ir kaip matot, 50% ligonių infekcija gali pasireikšti be karščiavimo. Jiems bus dažnesnės ir bakterinės komplikacijos. Tipiškais gripo atvejais, kaip matot, nuo 5 iki 6 dienų sumažėja žmogaus aktyvumas, 3-4 dienas žmogus neina į darbą ar į mokyklą. Na ir labai svarbu atskirti gripą nuo peršalimo. Kaip matot, peršalimui daugiau būdinga laipsniška simptomų pradžia, kai gripui staigi. Galvos skausmas retai būna prie peršalimo, prie gripo dažnai. Raumenų skausmas vėlgi stiprus būdingas gripui, peršalimui nebūdingas. Sloga ir užgulusi nosis peršalimo atveju būna dažnai, gripo atveju nebūtinai. Gerklės skausmas, krūtinės diskomfortas, kosulys